Bakterinė vaginozė – tai makšties mikrofloros sutrikimas, kuris atsiranda, kai makštyje pradeda trūkti gerųjų bakterijų, vadinamų laktobakterijomis. Ir blogosios bakterijos, kurios normaliai gyvena makštyje, vadinamos anaerobinės, jos pradeda daugintis ir sukelia nusiskundimus. Yra daug rizikos veiksnių – netinkami prausikliai, didelis stresas, mitybos netinkamas režimas, miego trūkumas, hormoniniai pokyčiai, aptemptas apatinis trikotažas. Bakterinė vaginozė, jeigu sukelia nusiskundimus, tai dažniausiai pagausėja iš makšties iskyrų. Iskyros tampa vandeningos, pilkšvos ar balkšvos spalvos, jos turi nemalonų kvapą, netgi primenantį į žuvį, gali sukelti skausmingus ar nemalonius lytinius santykius ar dažną šlapinimąsi. Bakterinė vaginozė gali išnykti ir pati, tačiau jei per 5-7 dienas neišnyksta, tokiu atveju ją reikia gydyti. Negydoma bakterinė vaginozė gali turėti ir komplikacijų, padidina riziką užsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis. Jeigu prieš planuojamą pastojimą bakterinė vaginozė nebūna išgydyta, ji gali lemti persileidimą. Jeigu nėštumo metu užsikrečiama bakterinė vaginozė, tai gali sukelti priešlaikinį gimdymą.